Jo, stačiai, nes po to atsiminimai noriu. Kalbino mano nuomonę, top 3 Lietuvos MC, tai yra Mogiliovo. Gerkit Xanaxą, visi gerkit Xanaxą. Tai yra repo legenda, Mogiliovo legenda, viso repo legenda, tai yra Domas. Domai, norėjau paklausti, vis tiek Dinamitas labai didelė repo šventė, anksčiau vykusi labai aktyviai, dabar antrus metus iš eilės vykstanti, anksčiau, kaip suprantu, visą laiką su Karūna atvažiuodavai prieš 8, ne, dabar jau prieš 9 metus. Tai bet norėjau paklausti, ką tau pačiam kaip atlikėjui, kaip žmogui, kaip reperiui reiškia šis festivalis, šis loftas, šis susibūrimas žmonių? Man kaip senai, kaip priminėjai senus laikus, tai man toks didžiausia svorio nostalgiška turbūt turi. Tenka pripažinti, gal nežinau, dauguma, ypač jaunesnė karta, jie nebuvo, kai tik prasidėjo Dinamitai, tai gal iš kažkurios pusės šiek tiek liūdna, nes aš šiandien atvažiavau ir pamačiau žmonių daug, bet aš atsimenu, kas būdavo. Bet ką, kas buvo sukurta ir yra gera, tai mano manymu reikia nešti ir nešti kažkokioj formą. Tai aš labai džiaugiuosi, kad... Kalbant apie jaunus žmonės, toks įdomus faktas, pats esu klaipėdietis ir einu į mokyklą ir, pavyzdžiui, jūsų su Karūno gabalu, su Citrina yra pramintas pas mumis bent Klaipėdoj, mūsų mokyklai tai yra Klaipėdos himnas. Nežinau, gal esate šitą girdėję iš anksčiau? Tiek, aš esu. Manęs ne kartą yra prie ir klausia, girdė, tu ir esi cukrus Citrinoj, ne Domas, ne kas. Arba klausia, tu ir esi tas Domas Karūna. Jos, pizdu, himnas, kaip bebūtų, himnas, jo. Tipo, iš tų laikų daug himnų yra, bet aš nepasididžiodamas, nepervertindamas galiu sakyti, jo, cukrus Citrinoj himnas, paliubomu. Kalbant su Edgaru, su Karūna, Edgaras prisiminė tokio atsiminimų, kad anksčiau, kai vykstant Dinamitui, anksčiau būdavo balsavimai Facebook'e, ką norit pamatyti šiemet festivalį, tai ten būdavo, sakė, GNG sindikatas, Lilas Suinominė ir jūs su Karūna. Ir sakė, jūs dažniausiai surinkdavot 7-5 tūkstančius kažkur balsų. Ir sakė, Edgaras, Karūna, jums skambina girtas ryte, 5-6 valandą ryto ir sako, blemba, Domai, tu gal ir ne koks žmogus, bet sako, mes tai padarėm. Buvo tas pokalbis ne per seniausiai. Tai norėjau paklausti. Sako, gal ir pyksta dėl ten asmeninių priežasčių, bet jo. Aš jam tą patį sakiau jau, dar iki tos skambučios, sakiau, kaip bebūtų, bet padarėm. Faktas yra. O koks, Karūna tokį momentą papasakojo, o koks jūsų įsimintiniausias momentas, akimirka, gal kažkokia įdomus pokalbis su kažkom Dinamito viso festivalio metu, ar ta pati ant scenos? Dinamito, žinojo, gal turbūt vieni iš metų su Karų, yra dar dabar, jeigu YouTube'e įvesti Domas Karų, kad ir tas pats cukrus Citrinoj. Aš nepamenu metų, bet aš su tokia bordavo striukė ir maštabas žmonių, šiandien nemažai žmonių, bet tas maštabas žmonių, tai man kai pasako apie Dinamitą ir senus gerus laikus, man iš karto akyse tai. Tai toks yra atsiminimas, kai išeini ir tu matai, kad aš nežinau, kiek ten tų žmonių buvo ir, žinai, jie žino žodžius ir patys tie tripai būdavo, žinai, laikai biški kitokie būdavo ir ten važiuodavom po kelis koncertus į savaitgalį, žinai, išvažiuoji į vieną miestą, į kitą, pjaustai šlapdešrę su kompaktų mašinų ir panašiai. Nostalgija, aš nostalgiją ir sentimentus labai mėgstantis žmogus, tai man. O pavyzdžiui, šiandienos publikos kokią išgirdai savo koncerto metu tikėjasi, ar jau buvai geras vibas, labai. To ir tikėjasi, ar tikėjasi, kad truputėlį mažiau bus? Ne, o ko mažiau? Visą laiką maksimum. Taip, ta prasme, viską, pas mane tas dainos, aš naujų daug, žiūrėk, naują, matai, kur naujos dainos, kur naujos. Naują sukūriau, man asmeniškai, jinai, tikrai, lyrikos klausimų, beato klausimų, jinai geriausia. Ir vizualizacijos, man pavyzdžiui, Vasaris labai patiko vizualizacijos. Jo, beje, aš pats sugalvojau, kaip. Labai gražiai tam kambarį. Aš režisierius klipo. Tai reikėjo parašyti režisierius. Jo, bet matai, nieks nei vienos eilutės, tai žinojo. Tai, tipo, ar žmonės keičiasi, ar klausimas net ne apie tai buvo. Bet, tas gal biškį nustebino, kad Vasaris visiems poch, o man Vasaris pizda. Man netgi jie atlikinėčiai buvo pats maloniausias. Gal dėl to, kad visos kitos vis tiek kaip tik ne. Nors jinai naujausia, o man reikia laiko, kad įsiminti dainą, bet
aš čia neseniai parašiau, bet tas tekstas kaip lyg jau būtų gyvenęs ten ilgai ir dėl to yra labai malonu ją atlikinėti. Sprogo tas tekstas. Jo. Bet vat, kalbant apie tos pasikeitimus, apie tą patį vasarį, nežinau, kiek jūs girdėjot ten, ką kiti veikėjai internete kalba apie tą vasarį. Sako, reperiai nesikeičia. Čia, nežinau, su Ketu kažką ar girdėjai, kas vyko šiemet ir aplamai, kad ten negražiai apie visą ir Mogiliovą kalba. Ne, neužfiksavau. Vaitketą. Ai, tai Vaitketą, tai tegu kalba. Jis ne pirmas žmogus, aš Vaitketą pažįstu, aš prieš jį nieko neturiu, ar jisai prieš mane kažką turi, man pocho giliai yra. Tiesiog, žmonės nori dėmesio ir kai jis gali tai su tuo sutikti ar nesutikti, o tiesiog imti ir čia pradėti. Visų pirma, žinai, kaip aš sakau, padaryk pats kažką, kad jau pasijaustum ant tiek nusipelnę šią. Aš jo ten nefollowinu, vienas mano kolegas studijai followina, tai jis karts nuo karto parodytų. Nes jeigu yra kažkoks beefas, jo, aš suprantu, bet tipo išlysti iš niekur ir pradėti visus su tešlom, maišytas, tu pats nieko nepadarai. Ar aš kažką praleidau, nežinau. Nieko nepraleidau. Nieko, aš jau esu pagyręs, ten kažkada jis vieną dainą išleido, kaip sudėliojo eilutės, aš sakau, aš nebuvau taip girdėjęs, bet įman bendrą vaizdą, todėl ir to. Todėl, supranti, jis ir negavo jokio normalaus iš niekieno atsakymo, nes kad gaut atsakymą, tu turi būti kažkas, tavo žodis. Tai žmonės susipras, kas tikra, net jeigu sakysi šnapštant. Taip, kad tu gali šaukt, kiek nori, gali save piršti, bet tu jis ten visą sakė, įrašė, aš to diso neklausiau. O paskui kitą dieną man rodo, kad jisai ten parašykit, kad man atsakytų į disą. Kažkoks 11-metis ten viso atgal ir, žodžiu. Man įdomu, manęs asmeniškai, tikiuos bent jau, būtų man pasakę, jei mane asmeniškai buvo užgavę. O žmogus, kuris ten ėma vardus vieną po kito ir tipo jos dysina ten, kritikuoja, man pohui, koks man. Kad mano muzika ten jam ar dar ten daugumai, kad ir daugumai nepatinka, man tai pohui, tipo, koks man skirtų. Supratau, dabar visiškai nutolstant nuo temos, kadangi labai daug klaipėdietiškos muzikos klausausi, man asmeniškai labai rūpi šitas klausimas. Klausiau LTZU, praeitą metą negavau atsakymo. Labai daug klausau Alter Ego, dar Kesano, Dženesano, nežinau kaip jisai tiksliai pseudonimas jo vadinasi. Jo, bet ar jį dar kažkada įmanoma pamatyti repo? Aš su juo nebendrauju, aš žinau, kad jis gyvas, jam sekasi puikiai, jis užsiema labai daug sportų, traukia kitus į sportą, o kas liečia kūrybą, nežinau, būtų įdomu. Negaliu sakyti, kad ten kažkada buvau jo, iš vis nelabai daug lietuviško repo, bet man patinka, kai išgirdęs atlikėją, žinai, kas jisai, žinai, bet kokio, kad ir po kokiu pseudonimu Alteris būtų buvęs, išgirdęs iš to braižo, tu žinai, ką tu klausai, žinai, tai va čia yra, šitas man patinka. Ir tada paskutinis klausimas irgi apie kūrybą ir toks, tai ar galima tikėtis kada nors, taip, va dabar su Tadu, kaip suprantu, albume jūs irgi pasirodysite Funktiemo, jo, ar kažkada įmanoma tikėtis to legendinio dueto, kaip dueto nežinau. Karalius ir Karūna, Domas ir Karūna. Buvo studijos gimtadienis ir kažkada bus toks daugiau reperių vienoje. Tai ir aš pats buvau įrašęs pas Tadą. Aš išvažiavau. Tai žinai apie ką. Tai iš esmės vienoje. Pasileidom jūsų treką ir pasileidom jūsų versą, kad žinotume, kaip plius minus dar Karūna ten, bet labai fainai, labai fainai. Tai vienoje dainoje. O kažkada galima tikėtis to gabalo? Aš nežinau. Gyvenimas iš vis toks, kad tu niekada nežinai, ko galim tikėtis. Supratau. Ačiū tau labai daug. Ačiū tau, bro. Gerą vakarą.